Sveiki atvykę į Lexus. Šiandieną noriu pasakyti, imperatorius sugrįžo. Tiesą pasakius, jis nesugrįžo. Jisai tiesiog pirmą kartą atvyko į Europą. Susipažinkite, Lexus LM. Lexus kalboje LM reiškia Luxury Mover. Ir iš tiesų šis automobilis kūrė naują atskirą kategoriją, kurioje yra sudėtos dvi dedamosios – limuzinas ir minivenas. Ir visa tai yra viename auto. Labai noriu papasakoti apie šį automobilį ne tik todėl, kad jis yra komfortiškas, bet ir todėl, kad tai yra japoniškiausiai atrodantis arba japoniškiausio dizaino automobilis parduodamas Europoje. Na bent jau japoniškesnio negu jisai aš tikrai neatsimenu. Kalbant apie šio Lexuso dizainą, reikėtų pasakyti, kad jisai buvo kūriamas pagal koncepciją Next Chapter Lexus Design. Kitaip tariant, tai yra kitas prabangaus japonų gamintojo dizaino skyrius. Ir aš ją pavadinčiau, kad tai yra agresyvumas ir elegancija viename. Pavyzdžiui, kalbame apie tokį paprastą dalyką kaip automobilio ratas. Šis 19 colių tvirto, kalto aliuminio ratlankis buvo kurtas su žymiu japonų gamintojų Yamaha. Ir jisai buvo kurtas tam, kad kurtų kaip galima mažiau garso, kad šis automobilis galėtų būti tikrai komfortiškas. Truputis techninių faktų. Visų pirma, visų 4 varomų ratų sistema, kuri vadinasi E4. 2,5 litro atmosferinis variklis, kuris veikia drauge su save pakraunančia hibridinė pavara. Taip kad šis tikrai didelis automobilis turi 250 arklio galių, 239 Newtonų sukimo momentą ir 100 km sunaudoja vidutiniškai 7 litrus degalų. Iki 100 km šis automobilis įsibėgė per 8,7 sekundės ir maksimalus greitis elektroniškai apribotas iki 190 km/h. Automobilio ilgis daugiau negu 5,1 metro. Tarp ratų ašių yra 3 metrų atstumas, automobilio aukštis yra 1,94 cm ir jeigu kalbame apie automobilio plotį, tai yra 1,89 cm. Bet ir kaip daug galėčiau pasakoti apie Lexus LM automobilio išorę, visgi visa idėja ir visas įdomumas yra viduje. Kuriant šio automobilio interjerą ir komfortą, buvo turima mintyje pirmoji klasė. Taip, nesupainiokite su verslo klase. Pirmoji klasė yra pats kiečiausias komforto elementas. Pakalbėkime apie vidurinės eilės sėdynės. Jos vadinasi Captain Seats arba kapitono krėslai ir šioms sėdynėms Lexusas per visą savo istoriją skiria daugiausia dėmesio. Jos yra sukurtos taip, kad važiuojant bet kokiu greičiu, tu galėtum patogiai rašyti dokumentus. Taip pat jose yra masažo funkcija, tiksliau net 7 įvairaus masažo funkcijos. Kapitono krėsluose tu gali arba patogiai darbuotis sėdint, arba pasidaryti praktiškai lovą ir jaustis komfortiškai kaip namuose. Šiaip visa Lexuso komforto sistema yra kurta pagal japonų patogumo filosofiją, jinai vadinasi Omotenashi. Ir iš esmės tai yra, kad tau būtų taip patogu, kaip geriausiose tavo namuose. Kalbant apie sėdynės, jos yra ne tik šildomos ir ventiliuojamos, bet yra šildomi net porankiai ir tos vietos, kur dedasi jūsų kojos. Taip pat jūsų patogumui yra Climate Concierge arba tavo asmeninis gero oro viduje padėjėjas. Taip pat Lexus LM yra ir visuose Lexus modeliuose yra sukurta speciali sistema Nano X, kuri veikia taip, kad automobilio ventiliavimo sistema, jinai sugaudo visiškai visus mikrobus ir juos neutralizuoja. Dėl to tu turi vandeniu prisodrintą orą, kurio kvepuoji, kuriuose nėra mikrobų. Automobilio yra sumontuota 21 garsiakalbio Mark Levinson garso aparatūra. Taip pat yra daug įvairaus apšvietimo. Pavyzdžiui, kad ir jūsų patogesniam poilsiui užsidarančios užuolaidėlės, taip pat liuko uždengimas. Taip pat Lexus LM yra sukurta speciali sistema, jinai vadinasi Active Noise Control ir jinai veikia taip, kad automobilio viduje esančių garsiakalbių pagalba yra sukuriamas efektas, kai yra panaikinami visi išorės garsai.
Man atrodo, kad jie veikia panašiai kaip specialios ausinės, kurios skrendant lėktuve nuima visus pašalinius garsus. Kalbant apie bagažinės dydį, tai pakankamai didelį bagažinę tu gali padaryti, kai pakeli trečią sėdinių eilę. Tokiu atveju tu turi arba 1100 litrų, arba jeigu nustumi kapitono sėdinės į priekį, tai turi beveik 2000 litrų tūrio viduje. Jeigu norite uždaryti Lexus LM bagažinę, be standartinio mygtuko, yra toksai pakankamai įdomus reikalas automobilio šone. Tu gali patogiai uždaryti automobilį bagažinę ir iš čia. Na ir žinome, Lexus LM sumontuota pati naujausia Lexus saugumo sistema. Jinai padeda tau vairuoti automobilį, padeda sekti linijas, padeda važiuoti pėstį arba dviratininką. Atidarant duris yra sumontuota specialūs davikliai ir durys neatsidaro, jeigu tuo metu važiuoja automobilis arba važiuoja dviratininkas. Vairuoti Lexusą, kaip ir priklauso, yra labai malonu. Vairuotojo kokpito vieta yra pagaminta pagal japonišką filosofiją, kuri vadinasi tazuna. Tazuna tai yra procesas, kuris yra apibūdinamas, kaip pavyzdžiui, raitelis valdo savo žirgą. Viskas yra padaryta taip, kad būtų visiškai po ranka, labai intuityvu ir labai paprasta naudoti. Lexus LM naudoja GAK platformą. Ši platforma taip pat naudojama Lexus RX modeliuose ir tai yra automobilis, kuris turi žemą svorio centrą ir tvirtą kėbulą. Tai valdymo prasme tu tikrai jauti, kad šis pakankamai nemažas automobilis daro tai, ko tu prašai jo daryti. Lexus LM 350H Europoje bus parduodamas dviejomis komplektacijomis. Ir čia yra du pagrindiniai skirtumai. Viena iš jų 6+1 sėdynės. Kitaip tariant, 7 sėdimos vietos ir šios automobilius norės turėti šeimos, kurios nori patogiai keliauti, verslo keliautojai, galbūt tie, kurie norės savo verslo partnerius pervežti iš vienos vietos į kitą. Arba visiškai prezidentinė 4 vietų versija, kur jūs šį automobilį naudosite tik tada, jeigu turėsite savo asmeninį vairuotoją. O dabar pažiūrėkime, kaip gyvena imperatoriai. Kviečiu jūs į 4-vietę Lexus LM 350H versiją. 4-vietis Lexus LM yra labai erdvus. Čia yra labai daug vietos ir komfortui gali pavydėti, beveik kiekvienas limuzinas. Žinokit, čia aš jaučiuosi kaip valdovas. Visų pirma, tarp vairuotojo ir keleivio yra senelė. Ta senelė turi specialų stiklą. Aš galiu jį pakelti, o galiu jį netgi užtemdyti. Arba atitemdyti, arba vėl užtemdyti ir nuleisti. Visos vidaus medžiagos yra padengtos specialia garsą sugeriančią medžiagą, kad čia būtų visiška tyla. Skirtingai nuo 6+1 modelio, čia yra 2 garsiakalbiais daugiau, tai yra 23 garsiakalbių Mark Levinson 3D Surround garso sistema. Dar apie garsą, 4-vietėje versijoje, vairuotojas, esantis vienoje automobilio pusėje, gali klausytis vieną muziką, keleivis gali klausytis kitą muziką visiškai kitų garsų. Kalbant apie ekraną, Lexus LM 4-vietė versija turi didžiausią serijinį ekraną pasaulyje. Tai yra 48 colio ekranas, kuriame tu gali matyti visiškai visą pilną vaizdą, tu gali matyti vaizdą kaip kino teatre, arba gali ekraną padalinti į 2 atskirus režimus ir juose rodyti visiškai skirtingus vaizdus. Kitaip tariant, čia gali pramogauti, o gali dirbti kaip biržoje. Lexus LM keleiviai turi specialius tokius telefono pavydalo distancinius reikalus, kuriais gali reguliuoti temperatūrą, gali reguliuoti apšvietimą ir spalvas. Kalbant apie klimatą, čia yra specialūs infrarediniai davikliai, kurie jaučia žmogaus kūną ir pagal tai reguliuoja jo temperatūrą ir padaro, kad tikrai tas Climate Concierge padarytų viską, kad tu jaustumės labai komfortiškai. Jei norėtumėte Lexus LM, daugiau informacijos jum Vilniuje suteiks Lexus atstovas Mototoje, o Kaune
ne Lexus atstovas Autotoje.